Aš žinot, pavyzdžiui, kodėl yra tas Furma ir ten kiti tie pidarasai, jie vilkų taryba vadinasi, ne? O Račas nėra pas juos. Žinot, kodėl? Todėl, kad jis irgi vilkas, bet jis yra koks? Vienišas. Aš žinot, kad jis vienišas? Ne. Todėl, kad jis labai smirda ir visi repelina. Kiti vilkai. Taip. Kiti vilkai jį repelina, iš peko išmeta. Jis ten bandęs ir lyst pas juos, tai gal ir pizdyrą gavęs, ir jisgi žinot, jisgi iš Panvežio toks pizdabolos kaimėtukas, o Furmos taigi priblatnionį. Ten turi tą šleifą nuo BSV, nuo tų Kauno bandytų ir pusbandyčius, tai don't fuck with them. Aišku, jų ten ir galios pamažėja, užsidiminišinė, bet jie dar išlaiko tą kapacity. Ir tam pidarasų iš Panvežio, tai jie yra ir apmyžė yra. Furma, taigi išlaiko tą priblatnioną, kad pažemint ką nors, kad pagaidinti, jis apmyža. Tai ten dar, kai jisai buvo, jam šestiorkės dar jam kaip priklausė paslaugos, tai būdavo ten kažkokį nenorinti mokėti verslininką Kauno. Furma labai norėdavo. Jis toks, jis nebuvo ten tikras bandytas, jis priblatnionas, bet labai norėjo būti tokiu. Tai jis paprašydavo, kad kur bandytai, kur ten kokį nuskriaudžia, pažemina, kad pas Furmą atvežtų, jau kai jis buvo jau ministras, ne? Ir kad Furma apsisiotų va tokį, nes jam, kad kaunietiškai gautųsi. Baisus dalykai, ne? Tai vat Furma yra ir aš apsisiojęs. Furma yra apsisiojęs keletą, jis yra tratą apsisiojęs, dėl ko tratas dabar yra pas jį kaip pažas, kaip paspartų, toksai padėjėjas, pažyzninai. Jūs yra kas nors apsisiojęs? Ne, nemanau. Bet yra svarbu, kas apsisioja, jeigu bachūras, tai jums viskas, jau putka. A jeigu graži studentė, tai čia taip kaip gaunasi kaip rekreacija, kaip žolės rūkimas medicininiais sumetimais. Esat rūkę žolės? Ne. O LSD darės esat? Ne. LSD, tai žinokit, smagu, aš pavyzdžiui vieną kartą su studentėm irgi.